Tai buvo pakankamai didvyriška. Tikrai taip, vaikė, laimėjai prie nuošliaužos. Hatai, nagi. Negalėjai žinoti. Nuo tos dienos Heraklis tik tobulėjo. Jis buvo tikras galiūnas ir gražuolis. Tebūnie palaimintas Heraklis, jis pats šauniausias. Jis tapo žinomas visoje Graikijoje. Tikras šaunuolis. Jis galėjo sustabdyti pasirodymą. Tik parodykite jam siaubūną ir gali būti tikras, kad jo nebėra. Jis buvo niekas, nulis. Dabar jis lyderis, didvyris. Jis buvo vaikas su charakteriu, iš visiško nieko tapo didvyris. Neįtikimai greit. Vakar niekas, šiandien didvyris. Būtent taip. Kai jis nusišypsodavo, visos merginos pašėldavo ir su nuostaba daužydavo vazas į jo mieląjį veidelį. Visas vazas. Heraklis buvo apdovanotas grožiu ir kilmingumu. Visur žinomas, viskuo turtingas. Net graikų meną puikiausiai išmanė. Amen. Štai jis ir vėl. Mielas, nenugalimas. Vertinu jį 10 iš 10. Minios rinkdavosi vien tik pažiūrėti, kaip jis lenkėsi, o jo nuostabus kūnas sudarytas iš įspūdingų raumenų. Heraklis ateina, pamato, nugali. Mieloji minios talpo vien tik jį pamačiusios. Jis demonstravo savo drąsą, protą ir valią. Tikras galiūnas. Ir kas galėjo pagalvoti? Kas suteikė ryžto kovos su gladiatorium? Heraklis. Kas pastatė didžiausius teatrus? Heraklis. Ar jis drąsus? Nėra drąsesnių. Ar jis mielas? Pats mieliausias iš visų. Tebūnie palaimintas tas Heraklis, jis pats šauniausias, nenugalėtas, bebainis ir pats mieliausias vyras. Nepasipūtęs. Jis buvo niekas. Nulis. O dabar jis lyderis, didvyris. Heraklis, didvyris.